Esame Kaune ir kokia proga būti Kaune ir neišbandyti kebabų. Esame Kaune ir čia Kaune yra saldus kebabas. Einam valgyt. Ir Kaune kaip tik yra vieta, kurioje parduoda saldų kebabą. Kažkas mane kažkada užtagino threaduose ant posto, kur buvo parašytas saldus kebabas. Tai aš nebūčiau aš, jeigu nevaryčiau dabar jo išbandyt. Tai ir atvarėm su Rokšė. Šaunam. Pasimsim vieną saldų kebabą ir vieną paprastą. Išbandyt. Sakiau, galima vieną kebabą su lavašės su vištiena. Padažas? Kokių čia yra? Čia pačiai padažiukai surašyti. Aha, tai tada šilm. Ir vieną tą saldų kebabą. Su kuo norėsite? Šokoladą. Gerai, duodu numeriuką, apsėsim, vibruosim, kaip paruošim vietai, išsinešimai. Išsinešimas. Gerai. Aptarnaujantis personalas labai fainas. Sako, duosim numeriuką, vibruosim, duosim numeriuką, apsėsim, vibruosim, kai bus paruošta. Ten kažką tokio. Ok, laukiam kebabą. O fun fact, Rokas pirmą kartą Kaune. Pirmą kartą Kaune. Ir jau savas. Jau, karočią. Liupai, kirtė. Karočią, varom kebabą. Nutrauk. Realiai jau kraustosi čia. Charakteris jau persikrūsta. Šiaip laukiam jau ganėtinai ilgai, pasakyčiau. Nu, kokios 15 minučių. Jau ir vėsų darosi, o nei pipsi, nei vibruoja aparatas. Žiūrėk, kaip blizga. O, tai daryta. Nu, kaip smu. Ai, žinai, dar pildykas dabar žiauriai kietai padarė visus gigabaitus, kuriuos turi ir neišnaudoji per šitą mėnesį, visi neišnaudoti persikelia į kitą mėnesį. Jeigu, pavyzdžiui, turi 10 gigų, šį mėnesį išnaudoji 7, tai kitą mėnesį jau turi 13, nes persikelia tie 3 likusieji ir niekur jie nedingsta. Nueinam pažiūrėt, gal jau padarė kebabus. Skaniausia. Ačiū. Prašau. Nei vibravo, nei pipsėjo, bet kebabai Ir atėjo. jau čia. Tai ką, dabar lėksim į mašiną valgyt, nes ten kažkaip nelabai jauku. Nu, kai valgyt jauku, bet kai valgyt ir filmuot ne. Čia taip kebabai neaukia. Ai, bet man sloga šiaip neužuodžiu. Turime kebabus, gan ilgai laukiam, bet atėjo šiandien dar keistas dalykas – maisto išdaigininkai, tik aš ir Rokas. Ir dar noriu pasakyti, nuo ko prasidėjo maisto išdaigininkai, tai realiai, kai mes pirmą kartą ragavom kebabą su kotletu, irgi mašinui. Va taip atrodo, jeigu kam rūpi. Atrodo normaliai. Taip, čia yra saldus, šitą palaikom galui. Pirmą paragausim normalų iš šitos vietos, kad įvertin, nes jau praeitoj serijoje ragavom visus kebabus, tai šitas bus į tą vietą. Toliau jie Adana, bet ten ne Adana. Ai, neklausk. Man atrodo, mums čia per daug bus biškutį. Čia mažas? Jie, man atrodo, neturi dydžio. Svagūnų nemėto mašinai. Au! Dėl to nemėgstu mašinai valgyti. Svagūnas ant viso dešo užkrito. Gerai, čia yra kebabas su vištiena. Bandau. Kol kas atsikandau tik lavašą ir kažkokią gurėcą. Aš greičiau tu. Aš irgi noriu valgyti. Taip atrodo. Saulė šviečia. Skanus? Senis, taigi tokio aš nesuvalgysim. Nu, mašinai netrupinam. Ant savęs, o dieve, ant mėgstuko. O, geras. Geras? Čia sabėjau, nes paklausiau. Ne, turiu atskanis kažkas tėv. Ne, nu, tipo. Kebabas kaip kebabas. Nieko čia daugiau ir nepasakysiu. Šiaip visai decent. Tokia višta kaip šašlykas biški. Kebabas su šašlyku gal čia? O. Mašinai... Vištikai gera. Mašinai valgyt nekir. Jau darosi karšta. Ne, vištikai gera. Tokia ant grilio. Bet vištiena real gera. Nes čia tokia ne kebabo vištiena, o tokia vištienos gabaliuka kaip šašlykas toks. Tai tas good. O šiaip kebabo skonis tai toks not the best, bet visai geras. Aš kaip kebabų daug nevalgau šiaip. Man labai geras. Net sakyčiau, pirkčiau karts nuo karto vietą jam. Eiktų. Jo. Jo. Paivairimai. Aha. Kai toks skonis. Gerai. Dabar ko mes čia susirinkom? Ai. Čia buvo tik teaseris. Dabar kebabas saldus. Niekad nematęs, niekad neragavęs aš tokio koncepto. Seni.
Su dripsniais. O vapšė. Kvepia kaip šokoladas. O dieve. Čia disaster yra. Su dripsniais. Tamneila. Su šokoladu. Gerai. Nu, dizelį savo. Priramink biškį. Va. Su dripsniais. Matau, kad yra dripsnių. Yra, man atrodo... Sūris. Padėkas gal. Yra zefyras. Ai, va, kas čia zefyras, jis toks lydytas. Yra iškeptas zefyras. Parodyk. Bet čia toks homemade dripsnių primaistyta šokolado ir zefyro. Jo, pažiūrėk. Tu tokio dydžio suvalgysi saldų šitą kebabą. Taigi pasa. Taigi čia pasa. Čiagi koma. Koma. Sugar koma. Gerai, bandu atsikast. Pirmas baitas. Saldaus kebabo. First time ever. 1, 2, 3. Važiuojam. O dieve, aš jau matau, kiek čia saldų. Toks grinai kaip namie pasidarytų mane. Gal stikinčiau prie vištienos kebabo. Parodyk. Tai tipo zefyras vietoj mėsos? Man atrodo. Yra dripsniai vietoj salotų, zefyras vietoj mėsos ir šokoladas vietoj padažo. Ir dar kažkokie yra vaisiai. Labai sausas ir sunku kramtyt. Labai sausas ir sunku kramtyt. Taip. Nepilnai. Nu, nesąmonė. Mums nelabai patiko. Nepirkit. Aš parašiau prie savo. Čia tokį suvalgyti, tai biški challenge'as toks būtų. Ir galima dar vietoj šokolado pasirinkti karamelį, kondensuotą pieną. Kondensuotų pienų galbūt dar kažką labiau. Bet tas zefyras žiauriai daug užima. Bet fotkiai visai kitaip atrodė. Fotkiai atrodė tenai su zefyriukais, o čia tiesiog dripsnių prikišta. Disappointment. Va, žiūrėk, aš taip jį dalinu dabar, matai kiek čia daug zefyro. Bel kiek daug tų zefyrų yra. Ir jie belia kaip saldus. Nu, pažiūrėk. Va tiek zefyrų reikia suvalgyti. Nu, gal ir yra saldus kebabas, bet, nu, nežinau. Not recommended by me. Aš tiesiog imčiau su vištiena. Good. Saldus kebabas. Šitas, kurį mes pasiėmėm šokoladu. Not that great. Pažiūrėk, yra dar zefyras rūžavas. Pilnas zefyrų. Tokių tų didelių zefyrų. Jeigu būtų zefyriukai mažesni, jo, aš tokius ir įsivaizdavau. tai way better būtų kaip fotkiai. Ir visas kebabas užpiltas dripsniais. Ir kažkokiu šokoladu. O dar būtų nutella, tipo real nutella, tai būtų skanu. O dabar tas šokoladas toks mit, sausas tas lavašas, tas labai tasus zefyras toks irgi užkemšantis. Kvepia tai gal ir skaniai, žinai. Dar kažkokių vaisių va yra. Dabar įvertinimas. Expectationai buvo, kad saldus kebabas, nu, negali būti jau top labai skanu. Aš tai įsivaizduoju, kad bus good toks, kaip tu sakei, kur pizzą valgė, ne? Jo. Va čia matot video. Ragaujam? 1, 2, 3. Skaniai atrodė ir sakė, iš tikrųjų skanu, tai aš va taip pat įsivaizduoju, kad bus nutella, Nes jie nutella zefyriukai biški ir va toks bus toksai, nu, good. O čia tiesiog zefyrai, šokolado kažkoks sirupas ir dripsniai. Ir tai dripsniai žiauriai sausi. Jo, ir labai sunku kramtyti. Jo. Ir dar 7 eurai kainuoja. Šitoj vietoj saldus kebabas skip, bet su vištiena kebabas šitą saldų vertinu, nežinau, 3. Aš 4. Jeigu labai alkanas, suvalgysi, bet not good. O su vištiena tai kinda good, tai kokie 7, 8. Aš 8. Galvau tikrai geriau bus saldus kebabas. Tokį kelią sukrovėm iki Kauno ir disappoint. Jeigu žinot kokių dar vietų, kur yra keistų maistų arba, pavyzdžiui, geresnių saldžių kebabų, parašykit komentaruose, būtinai ten nuvažiuosim, pabandysim. Nepamirškit prenumeruoti šitą kanalą, su jumis buvo Rokšė Ir aš. Andrius Talžūnas. Viso gero!